Ar gerai žinote, su kuo internete bendrauja jūsų antroji pusė? Gal jūsų partneris slapta susirašinėja su kuo nors? Ar tik jis nespaudžia patinka ant kitų vaikinų arba merginų nuotraukų? Nors tokie dalykai galėtų atrodyti smulkmena, pasirodo tai viena dažniausių priežasčių susipykti. Nesenai Britų atliktas tyrimas parodė, jog net 1/5 porų išsiskiria dėl internetinės neištikimybės. Taip atsitiko ir mūsų pašnekovui Gabrieliui iš Vilniaus. Jo mergina slapta rašė net keliems vyrams. Vieną kartą, kol aš laukiau jos namuose, aš tiesiog atsitiktinai prisėdau prie jos kompiuterio ir aš pamačiau, kad jis ten susirašinėjo su begalė vaikinų. Kaip ten begalė, bet ten jų gal buvo 3-4. Nežinau, ką tuo metu daryti, ar man bėgti iš tų namų, ar išrėkti į viską į akis tiesiog, ar palikti nieko nesakius, nežinau, bet aš kažkaip staigiai apsiraminau ir nusprendžiau ją iškrėsti tokį pokštą. Aš užsiregistravau pats į tą tinklapį ir pradėjau su ja susirašinėti. Po kokių 3-4 dienų susirašinėjimo mes jau sutarėm susitikti. Pasimatymą aš nunešiau jos mėgstamiausių gėlių, tai geltonų rožių. Jos išraiška buvo neįkainojama. Aš iškviečiau tą pokštę, tiesiog išėjau. Jinai bandė mane vytis, prašė, maldavo. Man atrodo, tik tada jinai gal suprato, kad mes vis dėlto turėjom kažką tikrai tokio ypatingo. Aš tiesiog negalėjau atleisti tokio dalyko, kaip aš galiu, tiesiog kaip aš su ja galiu bendrauti po to, kaip bendravom anksčiau, ką man reikalinga tokia Gabrieliaus istorija nėra atsitiktinė. Kaip papasakojo pažinčių portalo Flirtas LT atstovas Marius, dažniausiai pažinčių svetainių lankytojai ir yra 24–35 metų jauni žmonės. Pažinčių svetainėse merginoms susigundyti neištikimybę taip pat kur kas lengviau, nes čia sulaukia daug daugiau dėmesio nei vaikinai. Jeigu klubuose, baruose, bent jau man kaip teko pastebėti, jau merginos yra drąsesnės ir jos pačios taip prieina, parodo, pasišypso, ten pamirksit, kažkaip bent jau iš toli. Pirmosios duoda impulsą bendravimui. Tai internete jos dar yra pakankamai susikaušusios, susitvardžiusios, arba tiesiog kitas dalykas yra, kad jos gauna tiek daug dėmesio iš vyrų, kad joms jau nebereikia pačioms inicijuoti nieko. Galima būtų kelti prielaidą, ar tik tokie portalai neskatina žmonių būti neištikimais, tačiau pasirodo, jog ne visos pažinčių svetainės toleruoja neištikimybę. Taigi, pavyzdžiui, Flirtas LT portale savo antrosioms pusėms neištikimi vartotojai yra gaudomi, o tada blokuojami. Tai kiek žmogus yra pats sąžiningas, tiek jis yra sąžiningas. Jeigu yra kažkokie, tai, sakykime, melagysčių atvejai, ar ne, tai mes įdegėm tokią sistemą, kad žmonės raportuoja kitus ir mes tuomet jau turim sistemą, kai žmonės yra nusamdyti, kurie priima sprendimus, ar tą narį palikti mūsų klube, ar jį visgi ištrinti. Tai kurgi iš tiesų yra ta riba, skirianti nekaltą draugystę ar flirtą nuo rimtą pavojų jūsų meiliai keliančio elgesio? Profesoriaus Gedimino Navaičio teigimu, tai, ką vadinsime neištikimybė, yra tik pačios poros susitarimo reikalas. Jeigu jisai susirašinėja su savo draugais ir aptarinėja intymius santykius su savo drauge, ar tai ištikimybė, ar tai neištikimybė. Jeigu jisai susirašinėja su pastebimai vyresnio amžiaus moterimi, kuri yra jam kaip ir guru ir patarėja, tai kad tos griežtai sudėlioti į lentynėlės vargu ar pavyks. Kiekviena pora tai spręs pati, bet bendras principas, jeigu yra laikas, energija, jausmai skiriami kažkam kitam, mes manome, jog tai yra blogai. Pačios neištikimybės priežastys gali būti labai įvairios ir jos skirtingos kiekvienu individualiu atveju, taigi apibendrintų išvadų daryti nepavyks. Tačiau vieną dalyką visada galima drąsiai pasakyti. Kažko trūksta santykiams. Ir geriau mėginti tą kažką užpildyti, o ne ieškoti šalia. Kodėl geriau?
Todėl, kad bendroji kryptis, kuri sunkiai mūsų visuomenėje suvokiama, kad daug kas planuoja profesinę karjerą, daug kas planuoja, kaip jis sutvarkys, ar jis sutvarkys savo materialinį gerbuvį, ir labai mažai kas susimąsto apie santykių nuolatinį tobulėjimą, kreipiant savo santykius galvojant apie santykių perspektyvą, galima ir sukurti tokius santykius, kuriems jokia neištikimybė jau bus nebebaisi.